Nosies užgulimas tai yra ne vien šaltojo meto laiko problema, tai gali varginti ištisus metus, gali varginti ir šiltojų metų laiku. Nosies užgulimo priežasčių iš tiesų yra labai daug. Pačios pagrindinės dažniausios priežastys tai yra sinusitas tiek ūminis, tiek lėtinis, alerginė sloga, kurią gali sukelti elementarios namų dulkės ar žiedadulkės, taip pat labai dažnai gali sukelti ir nosies polipai. Nosies užgulimas gali būti vienpusis, gali būti abipusis, pusė gali keistis, taip pat gali būti epizodinis arba nuolatinis. Epizodinis reiškia, kad tai bus tam tikrų dienos metu, pavyzdžiui, naktį, ryte, vakare, o nuolatinis vargina kiekvieną dieną, nuolatos ir jums būna labai sunku kvėpuoti. Labai svarbu tinkama diagnostika ir paskirtas tinkamas gydymas, nes priežastys sukėlusios nosies užgulimą iš tiesų yra labai skirtingos ir tam, kad tą priežastį išspręsti, reikalinga specialisto konsultacija. Kuo ilgiau dėlsite ir nesikreipsite į specialistą konsultacijai, tuo sunkiau problemą po to gali būti išgydyti ir tuo sunkiau bus ją sutvarkyti, kad galėtumėte mėgautis gyvenimu. Todėl, jeigu jūs vargina užsitęsusi sloga ar nosies užgulimas, tiek su sekrecija, tiek be sekrecijos, vienpusis užgulimas ar abipusis užgulimas, rekomenduojame kreiptis į gydytoją specialistą konsultacijai. Tam, kad galėtumėte lengvai kvėpuoti per nosį ir mėgautis pilnaverčiu gyvenimu.